Sakykit, prašau, ar jūs jaučiate kokią moralinę ar kažkokią atsakomybę, čia nieko asmeniško, už tai, kad Alytaus savivaldybės ir juos pavaldžių įstaigų 30 milijonų litų liko tam bankui? Jūs asmeniškai pasakykit, kaip nuo savęs. Gerai pasakysiu, moralinę atsakomybę jaučiu, kad tai buvo, bet tikrai niekas nežinojo, kad tai bus, nes visą laiką buvo, kiek jau bankas 16 metų, 18 metų sukako prieš tą bankrotą, dirbo per tą visą laikotarpį ir iš Centrinio banko Lietuvos niekad nebuvo, kad problemų, kad jisai veikia blogai ir kad bus. O kad bankas, pavyzdžiui, Vilniaus bankas jums mokėdavo, gaudavo ten po 10-30 tūkstančių į metus, o jūs per vieną pusmetį gavot iš mūsų banko apie 300 tūkstančių. Jūs 30 milijonų, aš suprantu. Paprasčiausiai aš minėjau, kai buvo tarybos taryboje, kad jūs priimtų sprendimą, jūs turėjot priimti sprendimą, kadangi valstybė pasinaudojo, pirmiausia, ne bankas bankrutavo, o valstybė perėmė į tos pinigus, tai valstybė skolinga lieka, iš mūsų tos valstybės pinigai, jūs turėt atsakyti. Praviliai mes suprantam, jūs finansus išmanote, kadangi esi finansų magistras. Gerai, kas nori dar? Prašau. Kalbėsiu frakcijos vardu.